Manyčiau, kad filmas iš tiesų yra unikalus. Jis neša tave kartu kaip srovė. Man šitas filmas yra šedevras iš tikrųjų. Įvykis. Tas filmas mane užbūrė, labai traukė ir iš kažkur tai perkelia į labai kitą dimensiją. Atveria langą į, tam tikrą mūsų lietuvių tautos pasaulėvaizdį. Šitas filmas kažkaip grąžina prie turbūt šaknų, paliečia giluminiai esmę pačio žmogaus, lietuvio žmogaus. Tiesiog yra genialus kūrinys, bet kuris ir kalba labai daug apie mūsų tapatybę, bet ir to pačiu jisai yra apie gyvenimą ir apie mirtį. Iš tikrųjų tai labai įtraukia ta magija ir tas magiškas mąstymas, kuris filme pavaizduotas. Nėra padarytos jokios atskirties tarp gyvų ir mirusių pasaulio, ar pasaulio, kurį mes laikom realybę, ir pasaulio, kuris gali būti vadinamas fantazija. Būtent tas stereoskopinis vaizdas leidžia persikelti visiškai į kitus pasaulius ir paklajoti tiek po save, tiek po Lietuvos istoriją ir gal netgi ateitį. Aš jaučiuosi pamačius šiuolaikinį filmą. Aš jaučiu, kad atėjo šito filmo laikai ir dabar mes juose gyvename. Man atrodo, jis tokia kaip mūsų laiko, mūsų eros filmas, labai naujos kokybės kūrinys. Aš nežinau, negali pasakyti, kad tai yra filmas apie veiksmas vyksta kažkur tai praeityje, nes be galo aktualus šiandien ir man atrodo, kad taip tarsi kaip, nežinau, aš taip pasijaučiau, kad taip kaip būna kartais būna tam miške.